Kiekvieną rytą, veždamas vaikus į mokyklą, ne visai savo norų žaidžiu tokį žaidimą. Jis vadinasi Geltona mašina. Gal žinot tokį? Ir nors aš jau esu pabėgiojęs, išgėręs kavos, pavedžiojęs šunį, visiškai susikaupęs į kelią, užsidėjęs akinius, žodžiu, žiūriu ir viską matau, šitą žaidimą aš visą laiką pralaimiu. Tuo tarpu mano paauglė dukra, kuri atrodo, kad dar miega paskutinį sapną, pasirėmusi į automobilio stiklą, visą laiką man sako Geltona mašina. Kaip manot, kodėl taip nutinka? O taip nutinka, todėl, kad vairuodamas naudoju pagrindę kairį smegenų pusrutulį. Geltona mašina. Iš tikrųjų, geltona mašina. Kairį smegenų pusrutulį, kuris atsakingas už labai siaurą dėmesingumo tipą. Neuromokslininkai išskiria 5 tos tipus ir kairys pusrutulis atsakingas tik už 1, o dešinys už 4. Tai pusiau mieganti paauglė dukra naudojanti abu pusrutulius visą laiką laimi šitą žaidimą. Tai labai erzina. Geltona mašina. Apie tai, ką neuromokslininkai pastebi, kaip veikia žmogaus smegenis, kiek informacijos perduoda iš vienos pusės į kitą korpus kalosum, taip vadinamas smegenų tiltas, apie automobilių spalvas, apie meną, apie istorijas ir prie ko čia pardavimai, pašnekėsime jau netrukus pardavimų formulėje.